Na va, filmuojam pro teismo langus, kažkodėl kelia ES vėliavą, milžinišką kariūnai. Bet pagrindinis mūsų tikslas tai pakalbėti apie įspūdžius iš šitos bylos. Mūsų primadona esi. Ne, tikrai primadona, nes valandą laiko klausėm dėl vieno sakinio. Visą... 20 sekundžių. Jo, kad buvo žmonės linksmi, kiek aš mačiau, visi sakė linksmi labai ir sakė, kad balsuos už konstitucijos pataisas. Ir dėl šito sakinio mes klausėm valandą. Valandą tai daugiau. Su vertimu. 20 minučių. Mes žiūrėjom filmą, žinias, agitaciją apie Baltarusiją, kaip ten gera gyventi, pasisakymą. Apie pasiekimus. Nu, tikrai propagandinė laida. O man labai patiko medicinos pasiekimai, labai aktualu. Ne, nu tai kai aš pasakiau, kad mes čia žiūrim dėl propagandinė laida, reklamą medicinos, geros medicinos Baltarusijai, man buvo pasakyta pastaba teisėjų, kad aš neturiu kištis už tą, kad visi nusprendė matyti šitą reklamą. Ir visi mes atidžiai valandą ir 20 minučių stebėjau šitą visą ir medicinos reklamą, ir politinę reklamą, ir kokią dar. Nu, ir Putino paklausė. Ir Putino paklausė. Ar tai reiškia, kad mūsų valstybės politika keičiasi? Man atrodo taip. Man atrodo taip. Užtat, kad vakar mes matėm labai įspūdingą veiksmą, kai Rusijos prezidentas 5 kartą stovėjo prie sosto, kaip sakant, gavo leidimus toliau 5-6 metam būti. Tai man atrodo, mes kažkokius tai vėjus pajutėm šiandien šitam teismo salėje, kažkur tai iš rytų į vakarus kažkoks tai vėjelis, toks švelnus, dar joks uraganas, bet toks šiltas, toks. Jo, mes kaip demokratiškos valstybės žmonės, piliečiai, vakar drįsome pasveikinti Rusiją su jų prezidento inauguracija. Nu, mes atrodo greitai sveikinsim. Rusijos pasirinkimas, Lietuvos, čia liko kiek mes šiandien turim? 8. 8, tai 4 dienas. Jau žmonės būrisi čia Lukiškio aikštėje, balsuoti už naktį. Mes matėm tos masės, kurie eina balsuoti už Vaitkų. Tai man tiesiog buvo nuostabu girdėti, kad čia visi, ką paklauso, visi apie Vaitkų. Nors aš užsienietis, bet man įdomu, kaip čia Lietuvos baltai. Tai jau labai greitai sveikinsim Lietuvos prezidentą, o jeigu visi posėdžiai bus tokie kaip šiandien, tai tie, kurie norėtų daugiau informacijos apie kaimyninę šalis, Rusiją ir Baltarusiją, kviečiu dalyvauti šituose posėdžiuose. Nes filmai būna tokie įvairiapusiai. Šiandien mes apie mediciną, apie politiką, apie Europos Sąjungą. Apie demokratiją, apie Rusiją. Taip. Viskas žinoma. Bet man įdomu, vis tiek, visas posėdis praėjo klausant šitą laidą. Kaltinimas pagrįstas, kad Švenčionė kalbėjo, prisistatė kaip nepriklausoma ten stebėtoja. Tai vien dėl to, kad stebėjo. Italai po tavęs toj pačioj laidoje kalba. Kodėl čia nėra italų šiandien šalia mūsų? Jų nepakvietė, aš tiesiog gal manau, kad čia yra didžiulis Lietuvos tvarkos yra pražydimas. Ir didžiulė delegacija, ten 5 atrodo. Nu tai visi turėjo šalia mūsų, mums būtų įdomu. Tai palaukit, o ten kiek buvo kitų šalių delegacijų. Oi, tik tai nepagazinkit mane, kiek vietos neužtavo. Ir iš Europos Sąjungos, suprantat, buvo. Ir dar žinau, taip, tai jie čia šiandien visi turėtų būti. Ir čia visi turėtų būti šiandien. Šiaip galėtume jiem išsiųsti kvietimus. Nes reikia pakviesti apklausą ir mes ką nors blogą ten padarėm, nes jie irgi dalyvavo. Jo. Bet šiandieninis posėdis tai iš tikrųjų buvo toks labai keistas. Žinot, ko man trūko šitam posėdį? Kavos ant stalo. Su kunikėlė būtų dar daug geriau. Ir mes nusprendėm, kad kitam posėdžiui ateidami žiūrėti filmą atsinešime, kaip ir priklauso kino salė, už kandėlių. Ar popkorno. Ne, jokas jokais, bet aš tiesiog galiu pasakyti, kad man buvo keista. Nors gal aš durnas esu, nesuprantu kažką tai, bet kažkaip tai viskas labai keista. Kažkoks tai absurdo teatras buvo šiandien. Kada kitas posėdis? Irgi tas pats bus, aš taip suprantu. Aš nežinau, teisėjas pasakė 16 dieną, pažiūrėsim. Bet kadangi dar viena laida, tai vėl toks pats cirkas. Tai kino teatras dabar, man atrodo, bus visos vasaros kino teatras. Jo, kol neišeisim atostogų. Nemokamas. 16, 22 ir 29.
Tai bet mes turime žinių, kurias galime jau čia atskleisti, kad 16 dieną posėdžio nebus, nes mano advokatė gulasi į ligoninę. Nu, paskirta yra 16, o kai bus mes. O be advokatės aš tikrai nematau prasmės čia šito filmo žiūrėti, nes paskui kas jai perpasakos. Nu, taip. Nu, ir mano advokatui yra ten nemalonumų, jeigu kas atsitiks su juo, kai aš be advokato veiksiu toliau. Tai ant jūsų advokato pyksta, kad jis jūs gina, jis turi... Jo, o kaip Lietuvos advokatas gali ginti Rusijos pilietį? Bet advokatas... Čia yra pagrindinių konstitucijos teisų pažeidimas. Jūs juokaujate, advokatas yra visur advokatas. Ne, Lietuvos konstitucija gina tik tai lietuvius, lietuvių piliečius. O tada kas turėtų ginti kitos? Bet jūsų valstybė gali samdyti mūsų advokatą. Nežinau, man atrodo, tik tai leidžiama iš Lietuvos kolegijos advokatų tik tai samdyti. Tai gerai, tai jūs taip ir padarėt. Nu, aš padariau, bet pasirodo, kad jis yra kaltas to, kad aš šalia manęs sėdėjau. Jis yra kaltas, kad jis atlieka savo advokatą. Mėlį gynė, kitų gynė. Nu, kaip čia gali būti? Lietuvos advokatas turi ginti tik tai Lietuvos piliečius. Bet jūs turite patį geriausią advokatą visur Lietuvos. Nu, aš dėl šito nesiginčysiu, užtat, kad iš tikrųjų taip yra. Žmogus su titulu, mokslu visą kitą. Nu, atrodo, kaip man tai tiks toks. Bet blogietis. Titulai nuo blogiečiškumo neišgelbėjama. Kaip blogietis. Nu, blogietis. Nu, ne taip masto, kaip bet tai palaukite, čia ne jūsų vienas. Turi būti tautinė mąstysena ne. Ir teisingumas, o ne juridinis teisingumas. Supratot, čia yra didžiulis skirtumas. Ir mes turim šitą suprasti. Lenkų advokatas irgi pasiprašė prieglobsčio Baltarusijoje. Lenkų jau. Lenkai irgi netaip supranta. Ir kaip šiandien labai gražiai pasakė jūsų advokatas, žmonės turi nesutapatinti advokato su ginamuoju. Nes advokatas yra darbas, specialybė. Jo, bet jam trukdo padaryti savo darbą mano atžvilgiu. Bet čia elementaru, toks elementaru, kad advokatas yra gina, nesvarbu, kad turi gina. Jis teisė gina. Nu, taip, iš teisės pusės, iš teismo pusės eina. Už teisingumą eina. Kas parašyta zakonė, taip ir turi būti. Jis žiūri šitą. Bet kai jam sako, kad tu neturi ginti, kad čia Rusijos piliečiais, nors Valerijau, aš atsimenu, mačiau filmą kažkokį, kad Makartinio laikais, makartizmo Amerikoje, vieną advokatą labai persekėjo, dėl ko jis gynė rusų... Komunistus. Jo, komunistus. Jo, aš žinau šitą, kaip istorikas. Ir žiauriai persekėjo visuomenę. Aš žinau šitą patį demokratiškiausią šalis. Nieko naujo nėra. Pasaulyje, kaip varė visus nukėlų. Bet dabar su jūsų advokatu vyksta kažkas panašaus, nes pirmą atsiranda straipsnis laikrašty, formuojama visuomenės nuomonė ir tai gali iš tikrųjų įtakoti šito žmogus ir gyvenimą, ir sveikatą. Tai yra mobbingas būtent nukreiptas į jūsų advokatą. Ne, tai mes suprantam vieną dalyką, kad mes dabar gyvenam ne kaip įstatymas, kaip konstitucija parašyta, o kaip sako mums valdžia. Mes turim taip galvoti, mes turim taip elgtis, mes turim taip bendrauti su jumis, su visais. Ir iš tos mintis tik tai išreiškia, kokias mums yra paduotas iš Seimo, iš ministrų tarybos, iš prezidento. Nu gerai, o kai paduodama prieštaringai, juk mes kai važiuojame į Baltarusiją klausdavom, ar galima, nieks nedraudžia, bet dabar kaltiname. O dabar jūs kaltinsit, kad jūs išdrįsot pavažiuoti į Baltarusiją ir turėti kitokią nuomonę, ne tokią, kokia buvo sakyta, laikytis ir viešai. Bet gal nesusvarbinkim tų, kurie dabar yra valstybės, sakykime, už valstybės vairo, nes tai yra mirksnis valstybės gyvenime, ne? Mirksnis, primirksėsite ten truputėlį su šiukšle. Išluosim. Ne, jūs nežinau, kaip čia bus, užtat, kad šitie administratoriai, kurie čia dabar yra, jeigu turėtų savo mintis, aš negalvoju, kad jie tokie, kaip sakant, nesuprantate, ką jie daro. Bet jie neturi išeities, jie turi daryti, ką jiems sako. Nu, patys, ne Dievas ar kažkas. Aš drįstu tada paviešinti tą išvadą, kurią pasakė mūsų bičiulis, ir neįvardinsiu vardo pavardės, jisai sako labai gaila, bet šiame laikotarpiai į valdžią Baltijos šalyse, tose visose, atėjo tie žmonės, kurie pralaimėjo antrą pasaulinį karą. Tai reiškia, tai yra tų asmenų, taip, palikuonis, ir jie bando, sakykime, tiesiog įtakoti savo tėvų, protėvių
kaip jūs sakot, padaryti revanšą. Tai yra baisu, bet tai yra vyksta. Šitą turėtumėt suprasti kiekvienas, į valdžią ateina tie, kurie pralaimėjo antrą pasaulinį karą. Ir kaip viename rusų filme yra pasakyta, kad mums jie tos pergalės neatleis, nes sako, Hitleris buvo Prancūzijoje, buvo Lenkijoje išvardina, bet jis nežygiavo per Maskvą ir sako, mums būtent Europa ir visi kiti neatleis šitos pergalės. Jokie kariai Liepos mėnesį 44 metais ėjo per Maskvą, bet jie ne kaip nugalėtojai, kaip tie, kurie buvo paimti. Gėdos kolona. Jo, čia buvo. Bet tarp kitko labai simbolinė data, šiandien išvakarės gegužės 9-osios. Tai rytoj mes kviečiame visus paminėti tos šventos pergalės dienos ir... Padėti gėlių tiem žmonėm, kurie atsiminimai, kurie iš tikrai gyvybę atidavė tam, kad Lietuva būtų laisva, neokupuota. Mes kaip puikiai žinome. Valerijau, man atrodo, kad reikia pagerbti nugalėtojus ir prisiminti, pasimelsti už žuvusius. Už visus žuvusius. Teisingai. Nu, aš noriu pasakyti, nes turim turėti omeny, kad jie išlaisvino Lietuvos teritoriją užkart vokiečių laikais, kai 41 užėmė irgi 44, kai sausio mėnesį Klaipėda buvo išlaisvinta, bet čia neegzistavo jokio Lietuvos, čia buvo Ober-Ost, buvo šitą okupacinę administraciją ir lietuvių čia nebuvo. Aš ilgą laiką gyvenau šalia žmogaus, kuris buvo Berlyne. Lietuvis, kuris atėjo iki Berlyno, Jonas Dabužinskas, toks tvirtas vyras, jisai, nežinau, toks šviesus žmogus, sakė, aš taip didžiuojuosi, kad aš išdrįsau. Ten, kai sakė, jau ėjo iki Berlyno, tai kažkuriem buvo galima grįžti jau namo, ten kažkas kokių aplinkybių turėjo, aš norėjau nueiti iki galo. Aš norėjau pažvelgti tiem žmonėm į akis ir iki Berlyną. Taip, ir jis ėjo iki pat Berlyno, jis ėjo savo iniciatyvą, nors galėjo. 16, reiškia, laisvina Klaipėdą, 16 divizija Lietuvos ir čia perėjo per Kauną iki Klaipėdos ten. Čia tas yra, o kad Lenkai irgi ėjo iki Berlyną. Su Lenkais, vojska polska ėjo su jų vadų ten. Tai rytoj 9 valandą mes laukiam kapinėse prie memorialo vietos. Kažkur apie 12 valandą. Tarp 11 ir 12 renkamės. Taip. Jo, galima būtų. Tai va, kviečiam visus. Gėlytės ten daug nereikia, bet paporą gvazdikų. Aš sakau, kad bijoti, pagerbti žuvusių. Tarp kitko, aš rodė video, kažkas tai ten patvarkytas. Labai gražiai tas video, jisai tiesiog kaip jisai... Berniukas mažas ir jis tėvas. Vyras jo su sūnum, jie nuplovė. Ir jie patvarkė šitą. Kaip baisuką. Ten buvo užrašas, kad tai yra Vilnius. Ir aš jį mačiau tik tokį, jau vairių šalių žmonės pasidalino šituo video, tai visus tuos, kurie gerbia žuvusių atminimą, kurie supranta pergalės svarbą. Rytoj kviečiu būti kartu su mumis. Tikiuosi, kad niekas nesutrukdys, kad jokia komendanto valanda neįtakos ir niekas nepastatys kareivių prie... Ačiū Jums už pokalbį, dar pabaigai pažiūrim iškėlė vėliavą ar ne, taip kad komendanto valanda, kokia milžiniška Europos Sąjungos žmonės renkasi balsuoti. Oi, dar dėl prezidento, Kazimiero, dar labai svarbu, žiūrim dabar į Europos Sąjungos vėliavą. Ir aš sakau, jūs nepamirškit, kad sekmadienį mes renkam prezidentą Lietuvai. Tai turim balsuoti už tą, kuris savo kalbose minėjo Lietuvą, Lietuvos gerovę, Lietuvos ateitį, perspektyvas, Lietuvos... Ir prieš karą. Lietuvos piliečius ir už tai. Vienintelis, kuris šnekėjo, kad karo nereikia mums, reikia diplomatiniais kanalais. O beveik visi sakė, ką duosim Ukrainai, kiek duosim Ukrainai, jau atidavėm. Lietuvos jaunuoliai turi ten važiuoti ir visą kitą. Tai prezidentą renkam Lietuvai, ne Ukrainai, Lietuvai. Teisingai.